Ką žinau, ką čia pasakyt. Nu, buvom dingę, bet po biškį atsigaunam, atsirandam. Orai toje atšils, bus daugiau video, daugiau pavažinėsim, daugiau galimybės leis. Nelabai ką privažinėsi, dabar kitokie orai, bet tai važiuojam vis tiek, stengiamės judėti, svarbu judėti, darom ilgus važiavimus, dabar atvažiavę Petrašiūnų trasa sušalus, slidu, bet važiuojam. Aišku, labai gruzina man nematyti, kaip jūs visi važinėjate to Ispanijai, bet kuris pavažinėja tokiose trasose, gali pripažinti, kad atneša pasitikėjimo sezono metu. Ne tik Lietuvoje, aišku, važiuosim Lietuvoje, Latvijai, gal Lenkijai, gal Čekijai, kokiai, Vokietijai. Norim važiuoti tą Olandijos čempionatą, nežinau, žiūrėsim kaip išeis, gal išvažiuosim į Vokietiją, planuojam. Nu, planas dar nėra oficialus irgi kaip, bet norim išvažiuoti į Vokietiją, pasitreniruoti ten. Dabar nusimato, jeigu viskas gerai, žinai. Jeigu bus viskas gerai, tai važiuosim į Liepają kovo 16. Jo. Kovo 16 bus ten Baltijos jūros taurė. Privažiuos, daug stiprių važiuotojų. Kada jų ėmei? Ne, aš tai ne. Tėvo reikia klausti. O, kada į Utmą? Kur? Į ką? Tai jų ėmei? Į ką tai? Nu, ten kovų čempionatas. Pasiboksuot su kitais. Ai, ne, nenoriu. Blegi, nu kai nueis, aš ten ištaškysiu visus. Tai aš tai ir sakau, kada. Nu, ble. Nužudysi Tai kažką. ble, ta UFC kokia ten.